Baigus darbinę karjerą Bukonių mokykloje, kurioje dirbo 40 metų, kilo mintis, kad reikia burti bendruomenę mūsų kaimo ir visų kaimų seniūnijos bendruomenę, būtent kaimo gyventojų geroviai kelti. Ir 2018 metais vasario mėnesį steigiamajam susirinkime susirinkome ir įkūrėme asociaciją Bukonių krašto šeimos namai. Jos tikslas ir buvo, kad vienyti Bukonių seniūnijos kaimų bendruomenės vienam bendram tikslui. Tai yra kelti žmonių gerovę. Norint tai daryti, reikia rašyti projektus, gauti finansavimą ir juos įgyvendinti. Tada ir kilo mintis, kad turėtume turėti vietą, kur galėtume susirinkti ir galėtume kurti, rašyti ir įgyvendinti. Tai buvo parapijos namai, štai šitie namai, kuriuose buvo įkurti gyvenamieji butai, o mums reikėjo pakeisti ir paskirtį ir pasirašyti sutartį. Kauno arkivyskupija neprieštaravo ir 49 metam išnuomavo mums štai šitą pastatą. Na, o pastate, žinoma, nebuvo taip, kaip norėtųsi, kad galėtume mes įkurti ir įgyvendinti savo svajonę, tai yra įkurti Bukonių vaikų dienos centrą. Ir būtent pasirašius panaudos sutartį su parapija, kreipėmės į Jonavos vietos veiklos grupę, prašydami pagalbos, finansavimo, kad galėtume būtent atlikti kapitalinį remontą. Prieš tai dar su Jonavos projektera parengėme viso šito pastato rekonstrukcijos projektą. Ir šitą projektą norint įgyvendinti, mes būtent turėjome gauti lėšų jam įgyvendinti. Tai yra rekonstruoti patalpas. Aš manau ir visus kitus raginu bendruomenių narius, bendruomenės kaimų ypač, rašyti tos didelius projektus, nebijoti jų, sėkmė lydės, jeigu dirbsi. Tuo ir mes džiaugiamės.